Treneri, ar galima sakyti, kad rungtynių pradžioje varžovai šiek tiek nustebino jūs savo tokiu galingu žaidimu? Ne, nepasakyčiau, kad jie nustebino. Jie nuo pat pradžių visas rungtynės jie pradeda labai dideliu greičiu. Mes gal kažkiek tais primygę buvom, bet gerai, kad dar pirmam kėliny mes jau atsibudom, atsitęsėm ir išlyginom rezultatą pirmo kėlinio. Tam davė mums paskiau didesnį pasitikėjimą. Atradau gal kitus žaidėjus, kurie įsijungia nuo suolelio aktyviau. Ir bandėm didinti tempą mes patys ir mums tas pavyko. Aišku, susitvarkėm su jų tritaškiais. Neleidom lengvai jų išmesti, jeigu metė, tai sunkius. Bet iš pradžių nesusitvarkėm, galima sakyti, gal ir čiut ne visas rungtynės nesusitvarkėm 2 prieš 2. Bet paskiau šiek tiek pakeitėm, minutės pertraukėlės pakeitėm gynybą savo. Tai susitvarkėm 2 prieš 2, tai ir tokios varžybos vyko paskiau. Treneri, prieš rungtynes tikriausiai buvo planas žaisti ir bandyti palaužti varžovus prie priekinę liniją, ar ne? Nu, mūsų priekinė linija iš vis mažai gauna kamuolių. Šiaip mes šią savaitę, galima sakyti, tikrai akcentavom, kad dideli gautų daugiau kamuolių. Ir jie šiandien tą padarė. Gaudami kamuolius, jie įmetė savo metimus, ką reikėjo padaryti. Tuo metu mums labiau atsidaro galimybė nuo tritaškio linijos arba prasiveržimą daryti, arba išsimesti laisvam. Praėjusią savaitę buvo 2 pralaimėjimai. Šios pergalės labiau reikėjo netgi psichologiškai, aš įsivaizduoju. Labai mums reikalinga buvo pergalė tikrai. Nes po 2 pralaimėjimų tokių tikrai labai sunku buvo. Bet tikrai ačiū vyrams, kad surado, galima sakyti, jėgų. Ir išvykai nugalėjom Zanavyką, tai mums tikrai labai psichologiškai gal bus geriau. Treneri, ko šiandieną pritrūko lemiamai pergalę iškovoti? Lemiamai pergalė ištrūko turbūt patirties. Tiesiog vaikiški, neteisingi sprendimai, klaidos. Na ir gynyboje irgi tokių buvo situacijų, kur absoliučiai paliekam lemiamose tokios atakose nedengiamus žmonės. Bet čia yra patirtis, kadangi, sakykim, iš 11 iš tų vaikinų 6 maždaug pirmą kartą žaidžia nacionalinėje lygoje. Na ir be abejo, jeigu Šarūno Beniušio dar, sakykim, žaidimą galėčiau ar Pauliaus Malašausko vertinti normaliai, tai, sakykim, Tomas Miškinis šiai dienai visiškai negali padėti vidurio pozicijoje žaisti, kadangi nei gynyboje, nei puolime. Ir be abejo, tobulėjimai mums yra ribų. Na, vis dėlto reikia pripažinti, Trakų komanda yra patyrus, tai vyrai jau žaidė ir LKL, ir jau ne vienerius metus. Taip, kad ta patirtis ko gero davė savo rezultatą. Už ką aš savo vaikinus galiu pagirti tik tiek, kad jie už tą kovingumą, už ryžtą, už norėjo. Na, ateis, aš manau, tas mąstymas, ateis ta patirtis ir iš tikrųjų galėjom dar net šioje situacijoje ir galėjom persverti rezultatą. Tiesiog neįmetėm 2 metimus iš po krepšio, suklydom 2 kartus ir jie pabėgo. Bet jau buvom priveikę 3 taškų, reiškiasi, yra potencialas, yra galimybė žaisti, tiesiog kiekvienas žaidėjas savęs turi žymiai maksimaliau reikalauti. Sakykim, šiandien Simo Raupio žaidimu visiškai nepatenkintas. Lygiai taip pat pradžioje sezono Marijus Užupis buvo komandos vienas iš lyderių. Šiuo metu iš tikrųjų ir sprendimai, ir gynyba nėra to lygio, kokio mes norėtume turėti. Bet be abejo, dirbant su tokia jauna komanda, reikia iškentėti, reikia daug darbo įdėti ir aš manau, ateis tas rezultatas, kadangi iš tikrųjų negaliu dabar, sakykim, labai peikti, kad jie nenorėjo laimėti, kad jie nesistengė. Na, bet matomai, Trakų komanda šiandien žaidė protingiau, geriau priėmė sprendimus ir toj pasekoje laimėjo.